kelios vyriausybės, šiuo atveju 2 vyriausybės, jeigu kalbėti apie 4-8 metų kadenciją, visus pagrindinius socialinius parametrus mes įvykdėm ir net viršėjom. Be to, mes dar turim pusę metų laiko, šį koalicinį vyriausybę, ir aš nebijoju, kad mes dar rezultatus pagerinsim. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog mūsų pasiūlyta programa 4 metais buvo realistinė ir mes tikimės, jog nepaisant, kaip čia pasakyti, stiprėjančių populistinių tendencijų, mes vis tiek vėl siūlysim realistinę programą, kuri yra paremta realiom šalies ūkio, ekonomikos, aišku, visų pirma, tendencijomis, mūsų galimybėmis Europos Sąjungoje, mūsų galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir tikrai Lietuvos socialdemokratų partija pigaus populizmo varžybose nedalyvaus, bet mes pateiksim realią programą. Mes galvojam, jog būtent šitas požiūris bus labai svarbus Lietuvos žmonėm. Tai mes esam čia visi prieš jūs, kurie sėdim, prisidėję prie šitos programos. Daugiausia Rimas Vaitkus, Irina Šiaulienė, Povilas Balčytis, Birutė. Na, ne visi, aišku, čia mes turėjom darbo grupės. Lietuvos socialdemokratai turi komisijas visais pagrindiniais programos struktūriniais parametrais. Šitos komisijos dirbo, jos siūlė. Čia įdėta tikrai daug labai darbo. Ir todėl mes galvojam, jog mūsų programa iš tikrųjų 4-8 metų, 8-12 metų kadencija yra realistinė. Ir remiasi realiais paskaičiavimais, realiom prognozėm, kurios ir aišku iššūkiais. Mes aišku įvertiname iššūkius, kurie laukia Lietuvos ekonomikos, kurie jau šiandien yra matyti, ne tik Lietuvos ekonomikos ir Europos Sąjungos ekonomikos. Todėl mes esam pasiruošę jums detaliau pristatyti programą. Šioje programoje, aišku, neabejotinai yra vienas svarbus dalykas, kuris jūs domins. Kaip žinote, neseniai įvyko konferencija organizuota Seime, kuri įvertino įvairių partijų programų įvykdymą ir ten buvo pabrėžta, kad mažiausia dalis, kuri buvo neįvykdyta, apie 10% yra būtent socialdemokratų partijos programai. Ir tas 10% tai reiškia, jog mes nesugebėjom įdiegti progresinių mokesčių. Šitoje programoje šita nuostata taip pat yra. Kodėl mes jų nesugebėjome įdiegti, tai nekartą mes esame aiškinę, bet aš tikiuosi, kad jūs dar kartą klausite. Aišku, pagrindinė problema buvo ta, kad socialdemokratų 2 vyriausybės, kurios buvo šioje kadencijoje, 13 ir 14, buvo koalicinės. Ir kaip žinote, koalicinės nuo liberalų centro iki mūsų kairiausios partijos, taip pat valstiečiai liaudininkai, šiuo metu ir socialliberalai. Tačiau mūsų koalicijos partneriai, kaip žinote, šitom nuostatom nepritarė. Nepaslaptis, kad vyksta diskusija mūsų partijai. Tačiau mes dabar galvojam, jog vis tik tai ypatingai spartaus ekonominio augimo sąlygoms socialiai teisingesni mokesčiai yra vienintelis instrumentas, kuris gali išlyginti šiek tiek žmonių pajamas. Nes tai yra visiškai natūralu, jog aktyvesnė visuomenės dalis ir jaunesnė beje šiuo atveju ir turinti didesnės finansinės galimybės, aišku, jų pajamos auga daug greičiau. Nepaisant to, bet per tą laiką socialinėje srityje tikrai yra labai daug investuota ir pajamos žmonių vidutiniškai auga gana sparčiai, vis tik tai socialinė atskirtis didėja. Todėl, kad aktyvesnioji visuomenės dalis, jos pajamos dėl įvairių priežasčių, bet pirmiausia dėl spartaus ekonominio augimo auga sparčiau. Todėl mes socialdemokratai, remdamiesi ne tik tai savo mąstymu, bet ir mūsų partnerių, Skandinavijos šalių socialdemokratų patirtimi, galvojame, jog nuosaiki progresinė mokesčių sistema Lietuvai reikalinga. Tiesa, kaip žinote, Laisvos rinkos institutas, dešiniosios partijos, manau, kad dalis mūsų ekspertų, ypatingai, kurios finansuoja neabejotinai įvairios ekonominės grupės, jie aišku kategoriškai prieštarauja. Kas yra blogai, kad prieštarauja, tai nėra blogai. Diskusija turi būti labai svarbus dalykas. Mane stebina, jog pas mus nevyksta to klausimų normali ir korektiška diskusija. Ne, turi būti normali ir korektiška. Aiškinama, kad
esą šita sistema, progresinė mokesčių sistema, sumažins kažkaip investicijas, tai aš labai paprastai atsakau. Tai kodėl nesumažina investicijų Švedijoje, kodėl nesumažina užsienio investicijų Danijoje, kodėl nesumažina užsienio investicijų Vokietijoje arba Suomijoje, bet kurioje šalyje. Net Jungtinės Amerikos valstijos, kurios pasižymė liberalios ekonomikos, mes taip galvojam kaip liberalios ekonomikos šalis, taip pat turi progresinę mokesčių sistemą. Todėl, kad pasaulis kol kas nieko nežino. Tai aš gal trumpai tiek.